Nu, labas, draugi, ir vėl aš girdėjau, tu čia dabar tai dviračius pardavinėt suspėjai. Nu, O gal kontrabandiniai pas tave? Dviračiai? jo, Auksinių rėmų? jo. Ką čia pisi brūta, nebūtų auksinių rėmų? Aš turiu su auksiniu rėmu. Girdėjau, Hebra, jis turi su auksinių rėmų. O kokią kainą? Kainą, blėt, sakyk. Nu, apie 2 milijonus kažkur. Iškrypėlis, kurva. Tokia kaina. Koks tavo vardas? Oi, mano vardas, geras vardas, padėk. Kažkoks nevykėlis turbūt. Kas tu nevykėlis? Saka, kodėl? Gal? Aišku. O koks tavo vardas rimtai? Nes čia užrašyta kažkoks Raimis. Ar Raimis? O tai Raimonas tavo vardas? Nu, Raimonas. Koks gražus vardas. Raimonas. O ką tu veiki laisvalaikiu Arijoj? Tai tu 12 metų berniuk. Sakyk, ką veiki. kam tu? Ką? Kam tu? Kam tu žinot, ką aš veikiu? Nu, nes aš mėgstu, pavyzdžiui, žinot, ką kiti veikia. Aš, pavyzdžiui, veikiu, va taip, žiūriu skersas į televizorių, ekraną. Pavyzdžiui, einu kartais bebrų medžiuoti. O ką tu veiki? Aš ką sakau? O tu debils gal? Turbūt inžinierius būsi. Katinus valgo. Škrypelė. Škrypelė. Keturgalvė galva. Pas mane, pavyzdžiui, per Skype'ą prisijungia draugs jiems, o pas tave ne. Pas mane žinai, kiek prisijungus? Nežinau ir nenoriu žinot, nes pas mane vis tiek daugiau. Nu ir manau.